Dažnai girdžiu, kai kalbinu žmonės apie tinklinį marketingą, tokį atsakymą, kad jeigu čia būtų lengva, visi būtų milijonieriais. Na ir negaliu nepritarti, nes tikrai yra daug žmonių, kurie išbandė ir jiems galbūt nepavyko, bet tos nesėkmės, to nepavykimo yra priežastis. Na ir pateiksiu keletą priežasčių, kodėl daugeliu žmonių nepasiseka tinklinio marketingo versle. Pirmiausia, tai yra nerealūs lūkesčiai, nes galbūt žmogus susikuria labai didelius lūkesčius savo galvoje, kad čia užsiregistruosiu, čia pradėsiu daryti ir labai lengvai ir labai greitai ateis tie rezultatai. Antras, trūksta kantrybės ir nuoseklumo. Neužtenka per mėnesį įdėti vieną postą, pakalbinti vieną žmogų ir panašiai. Čia reikia naudoti discipliną, reikia kantriai, discipliniškai elgtis kiekvieną dieną. Trečias, nepakanka įgūdžių. Čia kaip ir kitose versluose reikia tikrai tam tikrų įgūdžių. Tiek socialinėse tinkluose kaip elgtis, tiek komunikacijos, tiek lyderystės, tiek pardavimų ir panašiai. Ir daugelis nenori į tai investuoti savo laiko ir negilina žinių. Žinias gilinti reikia. Ketvirta, netinkama komunikacija. Labai dažnai tinklinio marketingo atstovai pradžioje naudoja spaudimą savo draugams, artimiesiems, pažįstamams, vos ne taip, kad tu privalai užsiregistruoti į komandą, tu privalai iš manęs įsigyti produktą, bet taip neveikia. Penkta, produktų neišmanymas. Ta, ką mes rekomenduojam, ką siūlom, geriausia, jeigu mes būnam tą išbandę savo kailiu, savo asmenę patirtimi, jeigu ne, turim domėtis apie produktą, sužinoti jo ne tik savybės, bet ir teikiamus rezultatus ir panašiai. Šeštas, negebėjimas kurti santykių. Tinklinis marketingas yra pagrįstas bendravimu, tai yra žmonių verslas, žmonės su žmonėmis, žmonės žmonėm ir be bendravimo čia yra nulis. Baimė būti atstumtam. Labai dažnai žmonės bijo kritikos, bijo heito, bijo, kad nepatiks visiems, bet mes ir nesam pinigai, kad patiktume visiems. Kai su tuo susidorojam, rezultatų siekti tampa daug lengviau. Pasirinkta netinkama komanda ir netinkama kompanija. Sekanti priežastis, labai svarbu, pas kokį žmogų tu papuoli, pas kokį lyderį, pas kokį sponsorių, kuris tave užregistruoja, nes tau su juo reikės labai daug bendrauti, komunikuoti, pasitarti, pasiguosti, pasigirti ir panašiai. Tad jūsų auros turėtų sutapti, tad pirmiausia žmogus eina pas žmogų, tad pasirenkam savo patinkantį žmogų, su kuriuo norime dirbti. Taipogi kompanija, tai yra galbūt įsistudijuojam kompanijos marketingo planą, ar mums toks priimtinas ir žinoma produktus. Jeigu mums produktai nepatiks, mes rezultatų kompanijoje negausim, nes produktas yra pagrindinis tinklinio marketingo kompanijos aspektas. Devintas, trūksta asmeninio brando. Čia vėlgi ne kompanija kalta, o mes patys, kaip mes save pristatom, kaip mes save susikuriam, kokį mes susidarom apie save asmeninį brandą, tad ties tuo tikrai reikia padirbėti. Per didelis dėmesys pardavimams, o ne vertės kūrimui. Negali pas mus socialinėje erdvėje būti vien pirk, 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 junkis, junkis, junkis. Mes turime parodyti vertę. Parodyti vertę to produkto, parodyti vertę galimybės tapti kompanijos dalimi, kodėl tam žmogui verta įsigyti tą produktą, arba kodėl tam žmogui verta ateiti pas tave į komandą. 11. Nėra aiškaus plano. Kai tu blaškaisi, kai tu nežinai, nuo ko pradėti, ką daryti ir panašiai, tai turėti planą yra labai svarbus. Ir paskutinis 12. Per mažas veiksmų kiekis. Kaip jau minėjau, kaip ir disciplina, tai turi vykti kiekvieną dieną veiksmai, taip ir per mažas veiksmų kiekis dažnai pakiša koją. Tu turi didinti veiksmų kiekį, galbūt daugiau storių, daugiau postų, daugiau bendravimo ir kaip vienas tinklinio marketingo guru sako, pakalbėk su daugiau žmonių. Jeigu nesiseka parduoti, pakalbėk su daugiau žmonių. Jeigu nesiseka užregistruoti komandos narių, pakalbėk su daugiau žmonių. Tai štai tokie
tokios priežastys, kodėl ne visiems pasiseka tinklinio marketingo versle. Na, jeigu tu esi pasiryžęs mokytis ir visą tai įvaldyti ir nori užsidirbti iš namų bei papulti į motyvuojančią komandą, parašyk man ir aš tau dar plačiau apie visą tai papasakosiu.